Pasyvios pajamos – tai finansinis srautas gaunamas be nuolatinio aktyvaus darbo. Tokios pajamos yra viena iš kertinių sąvokų siekiant finansinės nepriklausomybės, nes leidžia kurti ilgalaikį stabilumą ir mažinti priklausomybę nuo darbo pajamų. Skirtingai nei atlyginimas, kuris sustoja nutraukus darbą, pasyvios pajamos gali tęstis ir be kasdienio įsitraukimo. Dažniausi pasyvių pajamų šaltiniai – investicijos į nekilnojamąjį turtą, dividendus mokančias akcijas, palūkanas generuojančius finansinius instrumentus ar intelektinės nuosavybės kūrinius. Taip pat sparčiai populiarėja skaitmeniniai produktai ir automatizuotos verslo sistemos, kurios leidžia generuoti pajamas beveik be nuolatinės priežiūros. Svarbu suprasti, kad pasyvumas dažnai yra sąlyginis. Daugeliu atveju pradžioje reikia laiko, žinių ar kapitalo investicijų. Tačiau tinkamai suformuota strategija ilgainiui leidžia sumažinti pastangas ir išlaikyti pajamų srautą. Pasyvios pajamos nėra greito praturtėjimo schema, o veikiau ilgalaikė asmeninių finansų disciplina. Tai būdas paversti laiką ir išteklius ilgalaikę verte, suteikiantis daugiau laisvės rinktis, kaip gyventi ir dirbti.